Sveiki! Šiame vaizdo įraše jau kalbėsiu apie papildomus objektus, kurių nėra jūsų kuriamame dokumente. Tai galbūt pradėkime pirmiausiai nuo teksto elementų. Jeigu jūs pritrūkote teksto antraštės, sakykime, kažkokios tai, ar pritrūkote paprasto teksto, visada mes galime įtraukti antraštę, tarkime. Čia tada jau galime parašyti, kokią mes norime antraštę, papildomą, sakykime, ir žinoma galime nusinešti, pasidėti šitą antraštę, kur norime, vėlgi galime spalvą keisti, dydį keisti, šriftą keisti ir taip toliau. Na ir galime tekstą įsitraukti, irgi turėti kažkokį tai tekstą, vėlgi galėsime jį toliau pasididinti, pasimažinti, šriftą pasikeisti, tai ką jau apkalbėjau apie tekstą. Žinoma, bet kada mes galime ne naują tekstą įkelti, jeigu mes norime dar papildomai turėti, bet galime kopijuoti jau turimus objektus, tai būtent teksto antraštę. Ctrl+C mes padedame iškarpų krepšelį, Ctrl+V mes įklijuojame, turime dar vieną tokį pat, na ir su tekstu pačiu irgi turime taip pat Ctrl+C, Ctrl+V ir turime dar vieną tekstą tokį patį. Laukelio plotį mes galime keisti, šitas žinoma galime ištrinti, jeigu jau jis nebereikalingas. Na, o laukelį galime pasidėti, dar sykį rodau, kad plotį galime keisti, jeigu norime, galime keisti ir per kampus keliais, ir į aukštį, ir į plotį šitą. Na ir vėlgi turime pasidarę jau dar papildomai ir antraštę, ir tekstą. Tai arba per tekstą terpiate naujus tekstus, arba kopijuojate ir turite. Na, o dabar kalbėsiu šiek tiek apie elementus ir galbūt labiausiai norėčiau žemyn pavažiavus, čia kaip matote ir diagramas galėsime įterpti, ir lenteles galėsime įterpti, bet aš pirmiausiai norėčiau pakalbėti apie šituos rėmelius, kuriuose gali būti įdėtos nuotraukos. Tai atkreipkite dėmesį, dabar pas jūs nuotraukos yra tokios oficialios, tiesiog keturkampiuose, stačiakampiuose įdėtos nuotraukos. Jeigu aš ištrinčiau, matote vėl tokie pat kaip ir čia, nuotraukoms įdėti yra rėmeliai, tai dar ir patį rėmelį reikėtų ištrinti. Nu, dabar galbūt jūs norite kažką tai darote ir jums matote, kad va šitas rėmelis jums bus visai neblogas. Aišku, įsikėlus rėmelį reikėtų prisitaikyti ir nusistatyti tokį, kokį norite. Na, o jau kai rėmelį turėsite, tada aišku reikėtų eiti į nuotraukas arba savo įkeltas nuotraukas arba nuotraukos, kurios siūlo jums Canva, ir tokiu būdu jau į šitą vietą jūs galėsite įkelti ir nuotrauką. Tai va, aš dabar įkėliau nuotrauką ir kaip matote, ta nuotrauka vis tiek jinai yra netokia oficiali ir tas nukirptas kampas, nuplėštas kampas popieriaus atrodo kaip kažką duoda trupučiuką kitaip. Tai visą šitą padaryti dar sykelį, sakau, galite rėmeliuose ir kaip matote, čia yra tikrai daug. Va čia tas popierius, kurį aš ėmiau čia, tai pasižiūrėkite, žiūrėti viską ir iš to popieriaus dar yra tikrai daug įvairių pasiūlymų, kur jūs galite pasirinkti ir įklijuoti tokį, kokį norite. Sugrįžti visada yra viršuje rodiklė į kairę, pasirenkate sugrįžus, toliau yra, kaip matote, gėlės, didieji dvejetainiai objektai, toliau filmai ir foto ir taip toliau pagrindinės figūros. Jeigu jau norite iš rėmelio išeiti, spaudžiate dar į kairę ir tokiu būdu jūs jau išėjote iš rėmelio ir turite išėjimą. Toliau yra, atkreipim dėmesį, kolekcijų visokių dar papildomų figūrėlių, jeigu jūs norite, galbūt Helovinui ruošiate kažką, tai norite pridėti, sakykime, kažkokių tai moliūgų, kaukolio ar dar ko nors voratinklių, tai jūs bet kada galite irgi atsinešti, pasidėti. Ir dar dabar tik tais vienas atkreipsiu dėmesį, galbūt čia su nuotrauka, tai atkreipkim dėmesį, kad moliūgas uždengia nuotrauką.
tai visą šitą pakeisti, sakykime, išdėstymą ir tą nuotrauką ištraukti ant viršaus, tai yra padėtis, kur jūs atėję ant padėties, pasižiūrėkite, turite galimybę iškelti nuotrauką į priekį. Tai pakėlus į priekį ir turite jau nuotrauką ant moliūgo. Kaip matote, čia pat, kur yra padėtis, yra galimybė ir lygiavimus atlikti. Jeigu jūs norėtumėte, tarkime, tas dvi antraštės sulygiuoti, tai šitas antraštes laikydami Shift klavišą pažymit abi ir vieną ir kitą, na ir tada jūs jas norite sulygiuoti pagal centrą. Paspaudus pagal centrą, abi tos pažymėtos antraštės, dar sykį kartuoju, jos buvo pažymėtos nuspaudus klaviatūroje klavišą Shift ir su pelyte bakstelėjus ant vienos ir kitos, ir tokiu būdu pasirinkus paskui lygiavimą pagal centrą, jos abi buvo išlygiuotas centre. Na ir žinoma, dabar jau mes jas galime pasidėti ten, kur norime pasidėti. Analogiškas gali būti ir kitas lygiavimo būdas. Tai tokiu būdu per padėtį ne tik tai nuotraukų sluoksnius galime keisti, išdėstymą sluoksnių iškelti į viršų į apačią, bet galime ir lygiuoti objektus. Na ir vėlgi grįžtame atgal ir grįžtame iš kolekcijų ir tokiu būdu, kaip matote, dar galime, sakykime, jeigu norėtumėte diagramą kažkokią įterpti, tai visada galime įterpti ir diagramą ir aš ištryniau tekstą, tokiu būdu dabar įsikelsiu diagramą ir įkėlęs diagramą. Dar pirmiausiai reikėtų pakoreguoti duomenis, jeigu norime. Tai tarkime, čia yra mokiniai kokie, mokinys 1, mokinys 2, tegu būna, mokinys 3. Kaip matote, jeigu tarkime 4 mokinio man nereikia, tai aš galiu ištrinti ir neturėti tų duomenų. Diagrama mano keičiasi po trupučiuką ir čia, kur yra serijos surašytos, aišku, aš galiu parašyti pirmas trimestras, tarkime čia toliau antras trimestras. Ir jeigu reikia ir trečias trimestras ir tokiu būdu aš jau turiu tos duomenės, skaičius, kaip matote, visada galime pakeisti. Aišku, pačią diagramą mes galime pasimažinti, pasididinti, į plotį pakeisti, kad ta diagrama būtų ir nusinešti, pasidėti į tą vietą, kur aš norėčiau matyti ir tada jau duomenys man būtų vizualizuoti, ne lentelę pateikti, bet vizualizuoti va tokiu būdu ir matyčiau kiekvieno mokinio ir pirmo, ir antro, ir trečio mokinio, matyčiau šituos duomenis jau diagrama. Tai tokiu būdu mes galime ir įterpti į savo dokumentą ir, kaip matote, diagramas, lenteles ir viską kitą. Tai šį kartą tiek apie savo dizaino papildymą naujais elementais, tiek teksto elementais, tiek grafikos elementais.